Recrue de Memel. Čia viską arčiau. Faustas pradeda. Ką mes darysim? Desperados pradeda! Pirmiausia, pas mus įsivėlė vienas klausimėlis. Katras iš jūsų yra jūsų vadas? Ranką keliam. Dėkit. Gerai. Supratau. Plapojam vadui. Dėkuoju užsidėk, kiek net pažįsta. Va, man. Aš galvojau, kad va čia vadės sėdė. Nu tai va. Mes, Karo istorijos klubas, Juodasis parakas, norim jums visiems padėkoti, kad mus pakvietėt į savo jubiliejų. Ir kadangi visi puikiai žinome, kad pirmasis jubiliejus yra tas, kaip sakant, popierinis, tai kad nepritrūktume to popierio užtaisams gaminti, tai mes biškį to popieriaus jum atvežėm. Taigi, drąsiems ir sėkmingiems Memelio rekruto kaperiams. Pirmojo gimtadienio proga Juodasis parakas linki jums. Kaip čia linkime? Palankaus vėjo, jums labai svarbu. Atrasti lobį, nu, kaperių visą laiką svajonė. Kad parakas statinėse nesušlapto. O kur moteris? Palinkėjimus. Vos! O Dabar suteikiam žodį mūsų daliai. dabar linki moteris. Taigi, vyrai, kaperiai ir kapitonė, kai tuščias pilvas kapitonė, tada patrankos negalvoji. Karys, pamiršęs vyno skonį, nerodo pavyzdžio kovoj. Jisai pajunta savo vertę, kada prisikerta dešros. O jeigu gauna dar išgerti, jis patį velnią sudoros. Taigi atrišite tą mazgelį ir atrasite ir išgerti, ir užkąsti. Gerasis parakas! Mūsų žodis gauja! Pakartojam, negražiai gavosi. Dar vieną kartą, na? Juodasis parakas, mūsų žodis Galas! Man tai jūsų eilė. Norėjau padėkoti už tokį širdingą sveikinimą ir su tokiais palinkėjimais. Žodžiai labai taiklus, ir vėjo, ir lobio, ir visko, ko reikia, kaip sakant, ir užkast gavom, ir išgert gavom, tai, kaip sakant, labai didelis dėkui jum. Didelis dėkui iš tikrųjų, kad atvykot. Atvyko tikrai gausi kompanija. Tai džiaugiamės tuom. Mūsų tas, kaip sakant, popierinis kuklus 1 metelių gimtadienis. Tai džiaugiamės matydami jūs čia su mumis kartu, tai mums tai labai stipriai daug reiškia ir esam jums dėkingi. Tai va, ir per tuos metelius įvyko visokiausių įdomių nutikimų mums. Ir mes norėjome šitos metus va, taip paminėti, prisimenant, kas įvyko ir tokias įteikiant nominacijas. Būtent. Pačias nominacijos vadinasi, tai bus pripučiamo kardo apdovanojimai. Tai humoristinis toksai. Čia, kaip sakant, jau pagrindinis prizas vakare. Ne vakare, bet jau tas jau finalinis. Čia, vat, ką siekia visi mūsų klubo nariai. Gauti šitą apdovanojimą. Tai va, tai aš ir norėčiau tada ir pradėti nuo pirmos nominacijos. Čia vyko didžiausia kova, čia buvo daugiausiai kandidatų, kadangi mes visi jau užsiėmėm rekonstrukciją, mums visiems patinka vaidinti. Ir nominacija taip ir vadinasi, geriausias aktorius. Tai ir svarbiausiai buvo daug vaidybos. Geriausias aktorius 2024 pretenduoja Stepanas už tai, kad suvaidino klubo logotipą. Mykolas už vaidybą, kaip išgerti alų, neišgeriant alaus. Justas už tai, kad vaidinti nenori ir išvis čia yra nesąmonė. Raimundas
už visada charizmatiškus vaidmenis. Ir mūsų 4 nominantai, ir aš norėčiau, kad paskelbtų pirmąjį nominantą nugalėtoją. Ramūnas, būtent mūsų svečių atstovas. Jeigu galite, ateikite ir paskelbkite. Net pirmas kartas ir ne paskutinis. Sveiki, tai va, čia nominacija. Žodį! Persim žodį, didelį ir gražų. Ir pranešime, kad Pripučiamo karto apdovanojimų geriausias aktorius 24 metų yra pats gerbiamiausias, pats mylimiausias, pats nuostabiausias ir pats geriausias iš visų. Mykolas. Ir vėl iš kampo įmat. Čia labiau iš vidurio. Žinoma. Nu, paplojim. Sveikinuote, tačiau tai laimėjo. Noriu, patį geriausias iš geriausias. Plojam, padėk. Bravo! Padėkos žodį, prašom tarti dabar garsiai. Nu, ačiū, kad buvot visi šiais metais su mumis. Žiūrėk, nieko geresnė. Žurnalis. Žurnalis Mykolai. Gerai. Sekanti nominacija. Oskaro visada taip būna. Nu, dėja, šį kartą nepavyko laimėti, bet gal pavyks vėliau, tai yra nelaimingas. Pačipas gražus. Gerai. Sekanti nominacija irgi yra ne ką mažiau svarbesnė. Čia irgi vyko rašykuma. Nes tai kaip ir minėjau, pats svarbiausias kareivių dalykas tai yra pilnas pilvas. Tai sekanti nominacija yra mūsų 2024 metų geriausias virėjas. Ir... Geriausias virėjas 2024 pretenduoja Žinoma, senoviai Mantas šitas biskvitas už sausus paplotelius ir kulinarinį šou. Tomas už autentišką troškinį. Ramunė ir jos mėlynės bandelės. Mėlynės bandelės yra dabar ant stalo, beje. Ir višta, ir Pačiukas. Norėjau truputį dar apie vieną nominantą, iš tikrųjų gaila, yra Škotija išvykęs ir nėra su mumis Tomo šiandien. Tai gaila, kad teks be jo, bet troškinys, reikia pakomentuoti, tai buvo Ukmergėj, kur vyrėm ir tikrai stengiasi darė jo, kopūstėlėse, stengiasi padaryti pagal autentišką. Tai jie ragavo, žinoma. Taip, jo, kažkas ragavo, tik ir turėjo ragavo. Tai va, tai nominacija irgi labai tokia va, intensyvi kova buvo ir aš norėčiau pakviesti Dmitrijų, kad paskelbtų, nes matom, kad žmogus ekspertas jau išmano, kad gerai pavalgyti kas. Vyras be pilvo, kaip namas be balkono. Geri žodžiai. Prašau. Geriau pilvas nuo alaus negu kupra nuo darbo. Ir iš viso, kad žinotume, tai yra talpa smegenim, kurie netelpa į viršų. Taip. Ir taip, šitą pačią gardžiausią nominaciją Pripučiamo kardo apdovanojimui gauti geriausias 2024 metų virėjas yra Ramunė. Nu, padėkos žodis. Pabandykit Arba jūs pasižadėjimą. Tai ką padarysi dabar, jau tenka, nupapuoliau į tą jų laivą. Piratų tenka čia. Esu priversta bandelės kepti. Bet ačiū labai už. Ir ne tik bandelės. Garbė. Ačiū. Mūsų žodis kaulas. Kaip
sakant, mūsų tas veikla prasidėjo nuo tokio mūsų nedidelio steigiamojo susirinkimo, kur sudalyvavom 3, Raimundas, Steponas ir aš. Ir per tos metelius priaugom dar keletą narių. Tai būtent sekanti nominacija ir yra metų naujokas. Metų naujokas 2024 pretenduoja Tomas, Dmitrijus, Kokia įnirtinga Taip, stipri konkurencija. labai. Taip, konkurencija stipri ir iš tikrųjų nominacija buvo viena lengviausia dėl to, kad, kaip sakant, tai kova buvo tarp 2 žmonių. Ir padiktavo. Ir padiktavo tas, ir dėl to, kadangi mes neturim vieno nominanto ir jis yra išvykęs ir mes galime, kaip sakant, su nedidelė intriga, norėčiau pristatyti, kad metų naujokas 2024 yra Tomas. Sveikinu. Visi Tomai, valia! Matote, šitoj kategorijoje nugalėjo techninė detalė, kaip sakant. Nors teoriškai Dmitrijus teoriškai atsirado anksčiau, bet į klubą įstojo tik 25 metais. Dabar sausio mėnesį. Šiais metais gal. Bet bent jau 2 nominacijose dalyvavusi. Jau. Tai tęsia mūsų apdovanojimus ir sekanti kategorija irgi negausi, ta prasme, kandidatų skaičiumi, bet tai yra metų slapukas. Metų slapukas 2024 pretenduoja Dmitrijus. Niekur nedalyvauja, niekam nesako, uniformą renka. Lina tyliai suknelę siuva. Nesako, nieko nedaro, mes tik sužinom faktas, kai jau yra įvykęs. Ir pablokim kitiem vienam. Slapukam. Bet tik tais vienas iš jų yra geriausias ir aš norėčiau pakviesti Steponą, kad tu... Aš jaučiu dabar tokį spaudimą. Aš nebūtinai pasakysiu, kas parašyta. Tai tu žinai tą dalyką, čia gali sveikti šališkumas. Taip, nepotizmas. Pas piratus tokio dalyko nėra. Dabar reikia pačiam nusistebinti. Tu kaip piratas pats nustebinti. Ačiū Dievui. Neaišku, kaip čia bus. Bet visų pirma, norėčiau nuklysti į įvairius tokius nuklydimus, apie klubo veiklą, apie tai, kaip mes visi susijungėme, pradėjome savo tolimą kelionę į okeanus. Plaukiai, supratau. Išplaukė jau. Geriau pasakyti. Grįžk. Svarbiausia, bačkoj nepasiklysti. Jūs nepatikėsite, iš tikrųjų man pasakėma. Tai Lina! Aš galiu tau slėptas. Ne, jau nebepasislėpsiu, jau viskas. Mes tavęs lapukas išrišom ir kaip sakant, gerai, tai kitas, kuris negali išgyventi daremelio, kita nominacija, tai yra metų atradimas. Viena svarbesnių nominacijų, čia jau kovėsi labai rimtos asmenybės, jau, kaip sakant, klubo elitas. Metų atradimas 2024 pretenduoja Mantas už atrastą talentą siūti, Stepanas už sugebėjimą atrasti daiktus, Jotautas už atrastą talentą bendrauti su žmonėm, Norėčiau pakviesti šitą nominaciją įteikti dalę, galima? Nes matai, su žmonėm reikia. Kur tas vokelis paslaptingas, kur čia šviesos daugiau. Pažiūrėk, jeigu pinigų yra. Tai jau čia su tavim nesidalinsi. Nesapjaudai.
Nagi, pripučiamo kardo apdovanojimai. Metų atradimas 2024. Nominantas Jotautas. Bravo! Gerbiamas Jotautai, sveikinu tave ir linkiu kuo toliau, tuo šilčiau bendrauti su žmonėmis. Pristatyk dovaną Ačiū visiems. ir parodyk, ką gavai. Pinigų nėra. Čia nėra pinigėlius. Va, gražaus paveikslas. O tai kaip tu skaitai? Aha. Tu neskaitai? Nekreip dėmesio. Ne, viskas labai gerai yra. Iš tikrųjų norėjau pakomentuoti, tai va, šitą nominaciją tikrai verta. Šito atradimo tikrai nustebina šitas talentas, ukmergiai. Jaunuolis pats ėmėsi iniciatyvos, pats kvietėsi žmonės, pats pasakojo taip įnirtingai. Mes galėjom atsipūsti, pasėdėti, nieko neveikti, tai labai džiaugiamės to. Tai čia mums buvo labai atgaiva. Ir auganti pamaina. Na ir norėčiau užbaigti visą jau šitą mūsų apdovanojimų, jau eiti prie to vinies, prie šito svarbiausio šito jau apdovanojimo. Pripučiamas kardas, sakant, už didžiausius jau nuopilnus. Apdovanojimui pripučiamas kardas 2024 pretenduoja Mantas, dėl to, kad sugalvojo šią nesąmonę. Raimundas, už tai, kad nupirko pripučiamą kardą. Tomas, už tai, kad jį pripūtė. Ir be didelės intrigos jau. Čia priešai atskleidė, priešai atskleidė. Priešai jau. Be didelės intrigos norėčiau paskelbti, kad 2024 pripučiamas kardas apdovanojimą laimėjo Raimundas! Bravo, bravo! Noriu truputėlį. O, bravo, tikrai. Vėl už kardą jau tau ačiū. Tai čia jau, čia kardas jau dabar jau Va, turėsim apdovanojimų į priekį. Dabar jau bus jau kasmetinis apdovanojimas pripučiamas kardas. Papasakok geriau, kaip tam buvo su tais kardais, kaip čia jas nupirkai tai. Aš taip internete blūdinau ir taip kardai buvo. Ir net negalvojau, kad pripučiami. Galvojau, kad plasmasiniai. Nupirkau parėjų. Klausyk, tai būna ir lėlė per kėlę, galvoji, kad lėlė, o ten pripučiama buvo. Ačiū dar. Ivačka, tu irgi tai paskilo, kad jis... Žinoma, esame dėkingi mūsų svečiam ir tuščiom rankom tikrai negalėjom paleisti jūsų. Tai vėlgi pakviesim Ramūną. Ramūnai, Aš jam sakiau, kad ne firmai nepaskutinį. Tai va, norėtume nuo mūsų klubo įteikti jums padėkos, sakant, Dovana. Dovana. Dėmesį parodėm. Taip. Ir jūs mums dėmesį parodėm. Tai yra malonu. Ir dar kardą Bet dabar turi pripūsti, Tai tu bila kaisi, kad nepaskelbsi. Kaip matote, pripučiamų prietaisų specialistas, greit pripučiu Ir kokybiškai. ir kokybiškai. Ir vienu žodžiu, kautis moku, galiu sumuoti. Vienu žodžiu. Ir labai didelis ačiū, gerbimi kaperiai, kad mes su jumis susitikome, su jumis draugaujame ir artimiausius 200 metų bendrausime. Vienu žodžiu, aš aišku suprantu, kad jūs iš šito laivo persikilsite viskai į Jolandą. Ten, žinot, laikas būna ilgesnis plaukėjimo. Teisingai, va, matau, Dimas, sutinka su manim. Tai va. Ir ką aš dar noriu pasakyti, kad bendradarbiausim ir bendradarbiausim. Valia! Tai va, dabar prie savo ir pakalbime.